Na, O ir dabar Donatai, matau, kad mes susirinkome ir trūksta 2 komisijos narių, na, bet jie gal turi objektyvias priežastis, kodėl nedalyvaus. Na ir šiandien posėdis buvo sušauktas ir pasiūlyta dirbti pagal 3 darbotvarkės klausimus. Klausimus visi esate gavę, jie išpublikuoti ir mūsų internetinėje svetainėje Šiaulių rajono savivaldybės. Tai ar kokių nors pastebėjimų, pasiūlymų dėl darbotvarkės turėtumėte, ar galime dirbti taip, kaip esame nusimatę? taip. Taip, turbūt sutinkate visi, prieštaravimų nėra, tai ačiū Laura už darbotvarkės parodymą, tada taip ir dirbsime ir tada mūsų pirmas klausimas yra dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos 22-24 metų veiksmų plano 23 metų vykdymo ataskaitos pristatymo. Savivaldybė antikorupcinė tema dirba savo ruožtu ir vykdo tas priemonės, kurios yra jai deleguotos ir valstybės, ir pačios gal yra nusimačiusios savivaldybės. Tai mes turime specialistę Donatą Bukauskaitę, kuri yra atsakinga už antikorupcinę padėtį Šiaulių rajono savivaldybėje. Tai jeigu, Donata, truputį mums papasakotumėt, ką atlikote ir kaip mes čia atrodome, nes jūs išanalizavote daug sričių, matau. Ir jeigu turite kokių nors pastabų, kas dar nepadaryta, gal mes turėtume bendradarbiauti, bet matau daugelis punktų ataskaitoje įvykdyta. Bet, kaip sakant, jūs pati žinot geriausiai. Tai jeigu galit, duodu žodį jums. Tai dar kartelį sveiki visi. Buvo išreikštas pageidavimas, kad aš pasidalinčiau ir pačią ataskaitą, tai norėčiau pasidalinti ekranu ir tada tiesiog akcentuoti tuos pačius svarbiausius dalykus, kas buvo padaryta ir tai, kokie svarbiausi darbai šiais metais laukia mūsų. Puikiai, ačiū. Taip, tai tikiuosi matosi. Tai visų pirma, vienas iš svarbiausių darbų tai buvo atnaujintas viešųjų ir privačių interesų tvarkos aprašas. Tada tai, kas buvo padaryta, tai buvo išanalizuota pareigybių sąrašas, tai kas yra pas mus administracijoje ir nuspręsta, kad nėra tokio poreikio derinti sąrašo su vyriausia tarnybos etikos komisija. Tai, kas toliau yra vykdoma gyvenime pagal planą, tai struktūrinių padalinių vadovai pareigotų užtikrinti interesų konfliktų prevenciją. Tai apie tai, kas privalom deklaruoti privačius interesus, tai yra primenama pasitarimų metu. Taip pat yra naujai priimtiems darbuotojams visada primenama siuntinėjama paštu informacija apie tai, kad jie turi deklaruoti privačius interesus. Taip pat jeigu keičiasi pirkimo organizatoriai, iniciatoriai, viešųjų pirkimų laimėtojus atrenkantis žmonės, taip pat jiems yra primenama tai, kad jie turi patikslinti privačių interesų deklaraciją. Tada toliau vienas iš planų, kuris turėjo būti įgyvendintas 22-aisiais, tačiau mes jį įgyvendinome 23-aisiais, tai vienas iš tų svarbiausių mūsų darbų šitais metais buvo parengtos nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės. Taip pat tai, kas buvo padaryta toliau, tai buvo atliktas savivaldybės centralizuotas vidaus audito tarnybos auditas, buvo atliktas savivaldybių pavaldžiose įstaigose. Patiktos tam tikros rekomendacijos ir šitoje vietoje, bet pristatant tai, norėčiau kartu ir pabrėžti tai, kad ko mes tikimės kaip savivaldybė iš jūsų kaip antikorupcijos komisijos, tai kad norėtume kartu su jumis kontroliuoti, kaip vis dėlto tos pavaldžios įstaigos savivaldybė įgyvendina tai, kas buvo nustatyta iš audito. Galima pastebėti tai, kad jau pradėjome po truputį žiūrėti, buvo tokių priemonių, kurios numatytos iki šių metų sausio 31 dienos ir jau yra pastebima pradėtas tas patikrinimas, matosi, kad įstaigos pradeda iš tikrųjų įgyvendinti tai, ką reikia patikslinti. Nemažai įstaigų, pavaldžių įstaigų, kuriams buvo čia nurodyta įsidiegti pranešėjų apsaugos skiltį, ją įsidegė. Taip pat yra atnaujinami už korupcijos prevenciją atsakingų specialistų tvarkos aprašai, papildytos tos pačios korupcijos prevencijos skiltis. Ir norėtume šitoje vietoje galbūt su jumis kaip su antikorupcijos komisija bendradarbiauti, prižiūrint, kaip įstaigos stengiasi įgyvendinti tas rekomendacijas, kurios yra pateiktos čia. Taip pat yra nustatytas atsparumo korupcijos lygis. Tai išvada pati yra patvirtinta.
Tai buvo atliktas jisai rugsėjo mėnesį ir spalį buvo patvirtinta ta pati išvada. Tai buvo atliktas pagal vyriausybės projektą, buvo konsultuotasi su STT ir iš tikrųjų tos pačios metodikos patvirtintos dar nėra, bet kai buvo pasakyta, kad galim atlikti, jeigu matote tam poreikį, tą poreikį mes matėme ir mes tai atlikome. Taip pat yra nuolatos aktualizuojami pareigybų, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai informacijos sąrašai. Tai tiek administracijos, tiek administracijos direktoriaus įsakymai, tiek yra aktualizuojami mero potvarkiai. Taip pat tai, kas buvo, buvo atnaujintas viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, metiniai pirkimų planai yra nuolatos atnaujinami pagal poreikį tikslinami. Taip pat, jeigu toliau, ko galime pasidžiaugti, tai kad visos bendrojo ugdymo mokyklos įvairius savo mokomuosius dalykus yra integravusios antikorupcinio ugdymo temas. Kaip matote, čia jų išvardinta yra nemažai. Taip pat savivaldybės interneto svetainės publikoje konsultavimas su visuomenė yra informuojami apie galimybę dalyvauti priimant sprendimus, yra skelbiama ta pati svarbiausia informacija. Taip pat buvo vykdomas, galima užsakyti, atliekamas antikorupcinės aplinkos vertinimo tyrimas, idėją atliko Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ir ataskaita bus pateikiama vasario 15 dieną. Taip pat buvo patikrintos nuolatinės komisijos, valstybės tarnautojų dalyvavimas komisijų veikloje, ar nesukelia tų interesų konflikto. Buvo įgyvendinta ši priemonė. Taip pat buvo sudalyvauta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotose antikorupciniuose mokymuose. Jų buvo praeitais metais 2, tai 2023 metų gegužės 16 ir gruodžio 6 dieną. Šiais metais reikia pabrėžti, kad bus vieni mokymai, jau yra išpildytas prašymas surengti pavaldžioms įstaigoms, kaip kurti antikorupcinę aplinką, ir kartu metų gale planuojamas renginys paminėti antikorupcijos dieną ir kartu dar kartą priminti apie antikorupcijos svarbą. Bus renginys rengiamas gruodžio mėnesį, planuojamas, ir taip pat savivaldybės dabar darbuotojams, kad priminti apie tai, kas yra daroma. Taip pat darbuotojams periodiškai primenama informacija apie savivaldybėje veikiančius kanalus. Taip pat buvo parengta šiuo klausimu atmintinė, su kuria buvo supažindinti visi administracijos darbuotojai ir taip pat naujai priimami darbuotojai yra supažindinami su ta atmintinė, kokia yra ta visa pranešimų pateikimo tvarka. Švietimo įstaigose buvo suorganizuoti renginiai tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti, 23 metais atskiras renginys rajono lygmeniu nebuvo organizuotas. Taip pat pati paskutinė priemonė tai buvo apie informacijos skelbimą, tai savivaldybės interneto svetainės rubrikoje korupcijos prevencija yra skelbiama informacija. Šitais metais tai buvo šitais metais net ta mūsų skiltis buvo papildyta, tai buvo įvesti e-mokymai, informacija apie juos, pateikta informacija apie lobizmą, taip pat buvo aprašytos tos pačios trumpai priemonės korupcijos prevencijos. Tai tokia šitą ataskaitą, jeigu trumpai. Kaži, ar turime kažkokių klausimų komisijos nariai? Vaida kažką? Aš norėčiau paklausti, nes visuose švietimo įstaigose kaip ir yra paskirtas atsakingas žmogus už prevenciją, o kodėl nėra gimnazijoje mūsų Lauryno Ivinskio? Ar ten kažkas... Kas ten atsitiko? Jiems yra ta pateikta rekomendacija ir jie turi tą žmogų pasiskirti. Taip buvo atliktas tas visas auditas ir jie turės pasiskirti, yra tam tikra data numatyta, iki kurios jie turi tą padaryti. Nes buvo tas atliktas, kaip yra pasakyta tiesa, buvo nustatyta, buvo peržiūrėta jų ta pati struktūra, jeigu pasižiūrėsime išvadas centralizuotos audito tarnybos, ir buvo atrasta pareigybų vis dėlto, dėl kurių tas pareigybų sąrašas turi būti, ir jie turi šitą sąrašą pasitvirtinti. Supratau. Ačiū. Turbūt mūsų visos įstaigos turi turėti specialistą, darbuotoją atsakingą už antikorupciją. Taip ir gydymo įstaigos, ir švietimo, ir visas kitas. O prie to paties aš norėčiau paklausti, tas darbuotojas turėtų būti atsakingas ir už
korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, nes vis tiek jisai atsakingas už prevenciją, tai turbūt ir už tą aplinką, kad būtų mažiau. Iš esmės yra pageidautina šiaip jau, kad būtų toks žmogus, dalis įstaigų, kaip kartais tai būna, kad vienose įstaigose yra grinai, tas kaip šiuo atveju, pavyzdžiui, mūsų savivaldybėje, yra žmogus atsakingas grinai už korupcijos prevencijos, už atsparios korupcijai aplinkos kūrimą, o kitose įstaigose dar kartais vis pasitaikoma, kad tai yra tokia primetama kaip ir funkcija, tarsi einanti šalia. Šiaip yra rekomenduojama, bet dar tokios tik tai kaip ir tokia rekomendacija, kad tai vis dėlto turėtų būti grinai tas žmogus atsakingas ir jisai tokių papildomų kažkokių funkcijų neturėtų turėti. Ačiū, Donata. Aišku, vykdome. Taip ir bus. Turbūt ir Ivinskį artimiausių metų yra žmogus atsakingas už korupciją. Taip, o aš norėčiau paklausti, Donata, apie 10 punktą. Man jis šiek tiek neaiškus. Nepakankamai analizuojama rinkos informacija dėl pirkimų poreikio nustatymo. Kas tai? Dabar palaukite, tai man tikriausiai, kad tą pačią ataskaitą mano. Aplinka dėl pirkimų poreikių nustatymo. Tai kur mes ją turime tą aplinką rasti, ką ten sužinoti, ar truputį jūs? Aš buvo laiku, tiesiog šita priemonė išreikšta ir rašyta ir dabar kaip tiesiog nuolatos ištisai neturi būti aktualizuojama iš tikrųjų, kokie tai turi būti, koks tas yra poreikis pas mus viešųjų pirkimų. Aš dabar nežinau, kaip tiksliai, jeigu atvirai atsakyti taip greitai. Tai daugiau viešųjų skyriaus ir teisės personalo skyriaus kompetencija. Nes jeigu jūs pasižiūrėsite, ir iš priemonės įgyvendinimo yra parašyta, kad pirkimų iniciatoriai viešųjų pirkimų skyrius, jie turi galbūt šito klausimo daugiau šiek tiek informacijos. Supratau, tai ateityje išsamiai žinosim. Taip. Aš galiu papildyti ir atsakyti, jeigu iš tikrųjų tai yra priemonės, kurios buvo numatytos įvertinant riziką, kuri gali nutikti atliekant viešuosius pirkimus. Todėl atliekant kiekvieną pirkimą yra būtent atliekama ta rinkos analizė, sakykime. Tai dėl to ir ta priemonė numatyta, kad nebūtų nesikartotų pirkimai iš vieno tiekėjo ir panašiai. Tai šiais metais net ir mūsų vidiniuose mokymuose berods yra numatyta tema mokymų pirkimų iniciatoriam, būtent apie rinkos analizę, kaip atliekama prieš atliekant viešuosius pirkimus. Tai dėl to ta priemonė yra numatyta, tiesiog matant riziką, kad gali taip nutikti atliekant pirkimus. Tai tiek. Ačiū. Aiškiau. Valdemaras nori paklausti? Jo, kadangi aš buvau paskirtas švietimo įstaigoje būtent atsakingu už antikorupciją, tai mano toks pasiūlymas būtų galbūt mes ten bendraudavom su vienu kitu iš kitos įstaigos, bet gal daugiau šviesti, gal susirinkimų reikėtų daryti, nes toks gaunas švietimo įstaigoms kaip numestas darbas biurokratinis, tiesiog padaryti, kad padaryti ir jie patys neįvertina tos naudos. Aš savo pavyzdžių sakau, ne? Ir kai kalbėdavom su kolegom, tai gaudavosi taip, kad liepia padaryti, padarom kaip jūs darėt, pasisiuntinėjom, pasidalinam, užpildėm, užsidėjom pliusiuką ir toliau kimbam į savo darbus. Neįvertinam tos naudos ir iš tikrųjų, ką galėtų padaryti jie geriau ir ne tik, gal vieną susirinkimą turim į metus, ne? Gal reikėtų ir gyvai, ir visus sukviesti, kad jie labiau suprastų savo darbą įstaigose, galbūt ne tik švietimo įstaigose. Tai galiu aš atsakyti irgi šitą klausimą, tai tą, ką Donata ir minėjo, tai šiais metais ne tik tai šita, kaip sakykime, prievolė ar ne, turėti korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje asmenį, tikrai yra ne vien švietimo įstaigom, yra visoms savivaldybei pavaldžioms įstaigoms ir ko gero truputėlį netiksliai, sakykime, Donata pasakė, tikrai tiek švietimo įstaigos neturės atskiro asmens, tai jiem tai nėra primesta funkcija, bet tai yra darbas,
tai yra žmogus, su kuriuo būtų galima kontaktuoti, o, sakykime, būtent ta korupcijos prevencija, tai yra nuolatinis darbas ir tai nėra tai, kad tai vienas susitikimas, o taip pat, kaip minėjau, tai šiais metais, pirmąjį pusmetį, kaip yra suderinta, kad bus organizuojami susitikimas, negaliu sakyti, kad mokymai, susitikimas, tokia paskaita su STT pareigūnais, būtent kaip ir kokius veiksmus dar mes turėtumėm daryti. Tai nėra, iš tikrųjų, tas atskiras žmogus, kuriuos turi savivaldybė, ar net didžioji dalis savivaldybė, tikrai ne visos, kai kuriuose savivaldybėse taip pat yra tik funkcija priskirta, bet švietimo įstaigos, uždarosios akcinės bendrovės tikrai neturės atskiro žmogaus ir tai nėra prievolė turėti atskiro žmogaus, tai yra funkcija ir tai į tą darbą turi įsikišti, nes šiaip įstaigoje tai už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą yra atsakingas įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, tai tiesiog turim tą kontaktinį asmenį ir tas švietimas vyksta, kaip kalba, ir per interneto svetainę, ir per socialinius tinklus, ir per pokalbius, per susitikimus. O tas jų, sakykime, nuomonės, aš manau, kad nuomonės pasiūlymai bus išgirsti ir per tą pasitarimą, kurį jau tikslinį ar neorganizuosim įstaigų vadovams ir atsakingiems už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą darbuotojų. Tai taip, matyt irgi kaip ir visur, tai dažniausiai yra pavaduotojai ūkio reikalams. Aš ko gero spėčiau, kad ir gimnazijai dėl to problemų yra nepaskirtas, nes tai tarybos narys yra pavaduotojas ūkio reikalams, matyt, jie susitvarkys ir viskas bus gerai. Susitvarkys, aš manau, tikrai. Tai va, ir dar mūsų švietimo ir sporto skyriaus vedėja labai išauklėjo gerai, dėl to ir kliūna į akis dokumentų šriftai. Tai ir dabar, taip, kur... Man irgi kliūna dabar, tikrai taip. Jo, tai kai mus išauklėjo, tai dabar ir kitų žiūrim. Nu, bet čia ne. Tikrai taip. Taip. Deimantė nori paklausti. Jo, aš jau nuo pat susirinkimo pradžios turėjau šitą komentarą, kaip pat Valdemaras pasakė, aš irgi negaliu, akis dega nuo šriftų, bet viskas tvarkoje, susitvarkysit. Ir dar atsakant Valdemarui, aš galvočiau, ar neturėtų įstaigos vadovai prieš skiriant antikorupciniai atsakingą asmenį sudaryti jam sąlygas, kad bent jau bazinius kažkokius mokymus praeitų, nes korupcijos mokymų tai tikrai yra ganėtinai nemažai. Gal tada Ersi dar Donata atsakytumėt, bet man atrodo, kad yra organizuojama gal jiems, taip? Aš truputėlį ne nuo pat pradžių, labai atsiprašau, Deimantės išgirdau, bet kažkas apie švietimą, taip, apie mokymus, taip? Tai iš tikrųjų taip, yra ta informacija dalinamasi ir, sakykime, ne tik, kad organizuojami tie mokymai nemokami, bet ir galbūt reikėtų dar papildomai painformuoti tiek įstaigas ir švietimo ir ne visas įstaigas, kad apie specialiųjų tyrimų tarnybos sukurtą tą elektroninę mokymosi platformą, kur galima išklausyti ne vieną, ne dvi ir ten 14 berods temų, kurios yra pildomos ir netgi gauti sertifikatus. Ir iš tikrųjų įstaigom ta informacija, jeigu aš neklystu, yra tikrai turėjo būti perduota ir mūsų administracijoje, tai iš tikrųjų kiekvienas naujas darbuotojas yra skatinamas, ne tik ne naujai atėjęs, bet ir sakykime, dirbantis, kad dalyvautų toj platformoje, susipažintų ir mes net skaičius, turbūt Donata turėtų po ranka, jeigu turi, net galėtų pasakyti, kiek temų, kiek darbuotojų yra išklausę, tikrai nemažai, dalyvaujam toje platformoje, kur tikrai įvairios temos ir galima išklausyti tos mokymus. Nežinau, ar aš, kadangi ne nuo pradžių išgirdau, tai Ar į temą atsakiau? Jo, galbūt reiktų tokią rekomendaciją įstaigų vadovams, apskritai nebūtinai tik švietimo, kad prieš skiriant antikorupcijai atsakingą asmenį būtų bent jau baziniai mokymai kažkokie išklausyti. Jo labiau, kad jūs, kaip sakote, yra nemokamai, yra ir mokamų, tai čia jau nuo jų priklauso, kokius tos mokymus pasirinkti. Tik painformuoti, kad jie tą žinotų, bet kažkaip aš galvoju, kad tikrai yra informuoti jie. Bet Kartuoti. Gal galiu paprašyti mūsų antikorupcijos komisijos
vardu, nes turbūt sutiks ir visi komisijos nariai, dar kartą parašyti atsakingiams šitiems darbuotojams po laiškelį ir pasakyti, kad jūs savo žinias galite patobulinti šitame puslapyje, o gal artimiausiu metu ir suorganizuosime kokį nors mokymus Ersida, nes tikrai sako Deimantė teisingai, tų mokymų būna dažnų. Tai gal ateityje ir pakviesime. Tikrai bus pirmą pusmetį, tikrai bus jau iš mūsų iniciatyvos, bet lygiai taip pat visos įstaigos turi tą galimybę, tai vėl dabar, kada diskutuoja, mintis kyla, kad galėtų įstaigom irgi painformuoti, aišku, dabar lyg ir susivėlinam, nes jie ten turi tokią formą STT pasitvirtinę ir kiekvienais metais pirmą pusmetį, tai iki vasario 1, ar ne, dabar kas čia vasario 1, ir antrą pusmetį berods iki, sakykime, birželio ar Liepos 1, dabar neatsimenu tiksliai, yra teikiamas poreikis įstaigai mokymams kitam pusmečiui. Iš tikrųjų, tuo mes naudojamės, todėl kiekvienais metais turim mokymus pasižiūrėdami į realią situaciją, kas šiuo metu aktualu. Tai dabar, kadangi centralizuota vidaus audito tarnyba atliko tikrinimą ir čia mes diskutavom, tai pagalvojom, kad konkrečiai įstaigom, biudžetiniam, viešosiam įstaigom nebuvo specialiai tiksliai jiem organizuota, tai paprašėm šitos temos ir tikrai pirmą pusmetį turėsim tą temą. Puikiai. Tai ir mus turbūt informuosite, kada tai vyks, gal ir mes prisijungsime, kad žinotume, kas priklauso darbuotojams. Salė didelė, tai tikrai mes pakviesim. Ačiū. Nežinau, ar turime daugiau klausimų, Donatai, jei neturime, kad neturime, matau. Tai Donata, ačiū Jums už pristatymą, linkime gero darbo. Dabar lauksime ataskaitos, kaip sakėt, vasario mėnesį universiteto, kur mes patys dalyvavome, daugelis ir atsakėme į klausimus. Ir iš tikrųjų dar, jeigu tikiuosi, kad Lidija su manim sutiks, tai bus šitais metais rengiamas ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos veiksmų plano projektas. Tai mes pati kaip administracija šiek tiek tikimės ir to įsitraukimo, kad iš tikrųjų nariai padarius norėtųsi kažkokių jūsų įžvalgų prieš jį tvirtinant, ką būtų galima galbūt jame ir patobulinti. Puikiai, ačiū, bendradarbiausim, nes ir mes esame į savo planą įsirašę, kad prisidėsime prie savivaldybės programos rengimo. Ačiū, Donata, tai dėkoju Jums. Na ir tada prie antro klausimo, ką mes buvome nusimatę praeitam posėdėje, kad mums reikėjo pasirengti veiklos planą, pagal kurį mes dirbsime šiais metais ir tiesiog jį dabar šiandien apsvarstysime. Turbūt visi esate susipažinę, tik tai aš jau pati kaip rengėja turiu šiam planui pastabų, todėl gal pirmiausia nuo manęs ir pradėkime. Aš kalbėsiu apie pavadinimą, apie veiklos planą 24-25 metams. Nežinau, aš automatiškai kaip politikė turbūt numačiau čia tas kadencijas mintyje, kai rašiau, bet paskui gerai apgalvojusi, tai pagalvojau, kad mes turbūt dirbsime šiais metais pagal šitą planą. Tai gal reikėtų palikti vienus metus, kad tas planas vadintųsi 24 metų veiklos planas ir tada mums nebūtų niekam abejonių ir žinotume, ką tiksliai turime padaryti per šiuos metus, 24-uosius. Ar sutinkat su pataisimais? Ja. Ir yra įsivėlusi dar viena techninė klaida numeracijoje. Kas pastebėjote? Pastebėjote kas? Pastebėjo. Ja, nežinau, čia turbūt tai žmogiška ir taip visiems būna, tai reikės pataisyti numerikus. Tai daugiau apie planą, aš nežinau, ar aš turėčiau jį perskaityti, bet jeigu jūs susipažinę, gal iškart turite klausimų ar pastabų ar dar kažkokių pasiūlymų. Jis dabar ir mūsų ekranuose dar. Ką manote? Liktai įsirašėme tą, daugmaž ką ir savivaldybei aktualu, įsirašėme ir mokymus, ir kontrolę, ir tobulinimą sistemos. Planas parašytas vadovaujantis kitų savivaldybių veiklos planais, Akmenės, Kauno rajono, Ukmergės. Tai tiesiog išrinkti tie punktai, kurie, manau, yra aktualūs ir kuriuos mes galėtume įgyvendinti. Man atrodo, kad jie įgyvendinant iššūkių nekelia. Tai manau, kad per metus mes įveiksime, bet Deimantė dar nori pasiteirauti.
Taip, Deimantė. Ar Aš pasiūlyti? norėčiau dėl 5 punkto apie informuoti visuomenę, kur rašėme. Tai, o čia nebūtų mums į tą pačią temą, kur ką tik Valdemaras kalbėjo, įsitraukti, kad mes galėtumėm ir tas įstaigas informuoti apie STT mokymus, galbūt kažkokią informaciją kartas nuo karto pateikti. Mes turime atskirą punktą apie mokymus, kad mes juos vykdysime ir kviesime. Taip, dalyvauti mokymuose, seminaruose, diskusijose antikorupcijos tema, organizuoti renginį tarptautiniai antikorupcijos dienai paminėti, dalyvauti mokymuose, seminaruose, tai mes dalyvausime, galima. Jo, bet ten dalyvavimas, o čia tiesiog informavimas. Informavimas. Yra. Kad neužtraukti vien tik savivaldybės, bet galim ir mes kažkiek prisidėti. Taip, gali būti ta mintis. Tai galime mes taip ir padaryti 4 punktu prie 5 veiklos, kaip priemonę įsirašyti, ar ne, organizuoti mokymus įstaigų darbuotojams atsakingam už antikorupcinę. Ne, aš ne apie organizavimą patį, o apie švietimą, kad tokie mokymai apskritai yra. Tai, supratau. Kur yra, kad skelbti informaciją apie antikorupcinės komisijos veiklą, tai va čia į tą temą galbūt būtų. Gerai, aš neprieštarauju, ar yra prieštaraujančių tam klausimui, turbūt nėra. Algimantas Gaubas kažką nori pasakyti? Aš manau, kad mes dabar susirinkom pagrindinę, kad turėtumėm tą planą darbo, nes vis tiek komisija yra sudaryta ir mums tą planą reikia turėti, nes ir šiandien dieną, aišku, gal mes visko čia ir neįvertinsime, ką mes norėtumėm padaryti, bet vis tiek bus rėmai tam tikri ir jeigu jau bus kažkokių tai dalykų atsitiks, ar sugalvosim ir planuosim kažką padaryti, juk tą planą ir pasireguliuosim šiais metais. Juk tai čia nėra taip jau įkalta, kad nieko negalima pakeisti. O šiaip ir pirmą dalį klausant ir dabar žiūrint į planą, manau, kad viena iš tokių silpnesnių grandžių šitoj visoj mūsų veikloj, ir kalbėjo čia turbūt, yra tas savivaldybėje yra koordinatoriai tų programų, įmonės koordinuoja, dirba, bet antikorupciniu požiūriu tie koordinatoriai tų programų ir tų įmonių, kas bendrauja ir ten sprendžia pagrindė, aišku, darbinius tokius reikalus. Antikorupciniai tie visi dalykai ir korupcinės tos apraiškos galimos tose įmonėse, jie, kaip dėl pliusiuką padaro, kad reikia, aišku. Bet tai daugiau atliekama dėl to, kad, reikia, padarysim tą darbą, padėsim pliusiuką ir vėl į stalčių ir gyvenam seną vagą. Nors mano nuomonė, kad didžiausios galimybės tam korupciniam apraiškom, tai praktiškai ko gero ir yra ne tiek administracijoje pačioj, bet tose įmonėse, nes žmonės kartais padaro tų pažeidimų ar viešuosios pirkimuose, nelabai kartais gal ir ne iš blogos valios, tiesiog nepadaro klaidų, nežinodami, nėra su kuo pasikonsultuoti, ar kaip tai ir atsiranda dažniausiai tie dalykai, tokie pažeidimai. Taip kad tos srities stiprinimas, koordinavimo tarp savivaldybės, tarp viešųjų pirkimų tarnybos ir įstaigų, aišku, šitie dalykai turėtų būti stiprinami ir man atrodo, kad čia iš tų punktų, kas yra plane numatyta, galima prisitaikyti, kad mes kažkurioje vietoje ir pasižiūrėsim gal tos momentus. Tai aš tokios turiu pasamprotavimo klausimų. Tikrai taip, bet Algimantai, tada Deimantės punktas įrašyti, kad šviesime įstaigų darbuotojus atsakingus už antikorupciją, gal ir nebūtų blogai. Tiesiog. Tai... Gal ir kokį susitikimą, kada suorganizuosime, gal paklausime, ko jie... Įrašykim čia, aš tikrai už. Gerai. Silpnesnė grandis, mano požiūrį, yra tas
žmonės padaro daug klaidų iš nežinojimo. Tikrai taip. Tema nelengva ir iš tikrųjų, kaip sako, kai nėra atsakingas nuo pradžios iki galo, kad neturi viso to etato, kad dirbtų tik tai šitą veiklą, o yra paskiriama papildomai, tai iš tikrųjų gal ir nespėja žmogus įsigilinti į tą visą sistemą ir visą tą, ką reikia. Ačiū už pastebėjimus, už viską. Tai mes tada papildysime vienu punktu prie priemonių, Deimantės pasiūlymų, ir komisija tam neprieštarauja, matau, bendrų sutarimų. Taip. Prie kitų klausimų, einant prie trečio klausimo, nežinau, aš kažko su jumis aptarti ir pasikalbėti siūlymų neturėjau, bet gal mes ką nors turėtume prie kitų klausimų išsikelti ir pasvarstyti, ar turite kokių nors pasiūlymų. Nėra pasiūlymų. Tai galbūt tada kitų klausimų. Vaidas sakys kažką. Taip, Vaidai. Aš labai noriu jūs patrukdyti, nes aš kalbėjau su savo kolegom ir mums visą laiką užkliūna ir taip širdį užgauna, kad labiausiai korumpuoti tai medikai ir sveikatos sistemos. Kur kas ir čia buvo parašyta, kad labiausiai korumpuota tai sveikatos sistemoje dirbantys žmonės. Pagal ką taip reikia spręsti, tikrai, man dar skaudus tas klausimas visą laiką, taip uždėta ta kepurė mum ir mes niekaip jos nenusijimam. Ir dabar, ir universiteto tyrimai, galbūt ir žmonių apklausos tą rodo, nes Facebook'e ką rašo ir kartais žinoma žmogus parašo, tai jie paprasčiausiai ir meluoja. Niekas ten neateina ir niekas neatneša tos vokelius ir nekiša ir neprašo. Bet jūs mums patarkit, kaip mums nusimti šitą niekam tikusią aureolę, kad tikrai nebešnekėtų ir nerašytų. Juk dažniausiai mes įsitikinom, rašo tie, kurie niekada nepasako ačiū. Tai jiem visi blogi, visi blogai dirba. Ir, aišku, čia mano kaip tos ryties gal profesijos atstovui yra kažkiek skaudu, bet kaip padaryti, kad mes švaresni iš čia išeitumėm, aš nežinau. Patarkit, prašau. Patarimas sunkus, galbūt ne visi ir susidarė tokią nuomonę. Aš manau, kad dabar jaunesnė mūsų visuomenės dalis, jaunesni pacientai elgiasi visai kitaip ir galvoja visai kitaip. Šita, kaip sakant, negerovė gal yra atkeliavusi iš ankstesnių laikotarpių, iš ankstesnio mūsų gyvenimo, bet dabar manau, kad visa situacija taisosi. O kaip sako, tam dėmė ir tai nedėmė tiesiog, nes ne kiekvienas ją ir turi, reikia laiko nuimti. Dieve duok, kad jūsų žodžiai būtų Dievui jausi. Aš pati turiu gerą gydytoją. Jauni specialistai kitaip dirba, tikrai, jie daugiau gal, bet darbe tai to laiko bendrauti su žmogum sutinku, jie rašo teisingai, lieka vis mažiau, nes užima visi kiti tokie dalykai, kad tikrai atsisukęs arba į ekraną, arba į tyrimus žiūri, arba į įsakymus, kaip besikeičiančius, nežinau. Bet va taip pagalvojus tikrai, blogai. Dabar dar pagalvokime ir apie mūsų priešgaisrinę apsaugą. Vargšai nuskriausti, nei algų, net Zoomoje neturi, jie turbūt ir interneto neturi. Kaip jie ten įsilieja o kokią tą antikorupcinę gali pas ką važiuot, gesint gaisrą, pas ką nevažiuot. Kažkaip nežinau, bet jie, man atrodo, toj mūsų sistemoje, tai kažkaip, kaip labiausiai užmiršti yra tie mūsų gaisrininkai visi su savo komandom. Ar man čia susidarė toks vaizdas? Paprasčiausiai turbūt apie tai net ir nepagalvojame, nesusimastėme, bet taip, ten korupcijos turbūt mažiausiai vykdo žmonės pareigą taip, kaip priklauso ir tam yra pasiryžę ir yra gerbiama šita tarnyba. Priešgaisrinė tarnyba turi savo aukštus reitingus ir tikrai niekas jie neabejoja. Deimantė kažką žada sakyti. Liktais prieš mane kažką ir Sida dar norėjo pasakyti. Tai iš tikrųjų tą patį norėjau pasakyti, kad turbūt reikia laiko, kaip ir pirmininkė sakė, kad pakeisti tą nuostatą, nes lygiai taip pat atliekant tos visus
apklausas ar ne, sudaromi tie klausimynai. Tai vat, kaip ir gerbiama Vaida sako, kad visada sveikatos įstaigai uždės, kad nors, sakykime, po to, kada eina klausimai, ar teko duoti, tai kažkaip nelieka to atsakymo, ar teko duoti. Lygiai tas pats yra, kada apie viešuosius pirkimus kalbame, tai kuriam įsivaizduoja skyriuje, kad didžiausia, ar ne, rizika, sakykime, galima korupcija. Tai deda viešieji pirkimai. Tai lygiai tą patį, ką gerbiama Vaida sakė, taip mes su Valentu kalbamės, kad, sako, tikrai nėra tos terpės, kur, bet vat kažkodėl tam pakeisti tai nuostatai ir, turbūt reikia laiko ir reikia, nežinau, iš tikrųjų, tiesiog, kad pasikeistų gal netgi kartos iš tikrųjų. Tai ta pati nuomonė. Viskas gerai, Vaida. Iš tikrųjų, ne viskas taip bloga, ne visur. Deimantė sakys kažką tai. Aš tik norėjau, gerbiamą Vaidą, jūs nuraminti, kad dirbu medicinoje ir antikorupcijos tyrimo teko daryti ne vienerius metus su kolegiam, tai galiu tikrai nuraminti, kad tas medikų šleifas, jis tiesiog dar velkas iš paskos, bet jo dabar jau tokio kaip ir nebėra, nes kiek tyrimų daryta, tai korupcijos požymių medicinos įstaigose nematyti. O jumis tai labai džiaugiamės ir kaip gydytojai, ir kaip žmogumi, ir kaip tarybos narė, ir mūsų komisijos narė. Tai nežinau, kaip ir posėdis į pabaigą. Pagal nuostatus mes turime rinktis vieną kartą į ketvirtį, tai yra mums privaloma ir numatyta jau nuostatose. Aišku, galime rinktis ir dažniau, jeigu matome problemą, jeigu turime kažkokių klausimų, ką reikia išsiaiškinti. Na, o dabar sekantį posėdį esu apgalvojusi, kad jeigu neiškils kažkokių svarbių reikalų, daryti balandžio pradžioje. Artimiausiu metu pranešiu jums datą, kad galėtumėt pasižymėti, nes kad būtumėm, nes mes kaip tarybos nariai turime atsakingai vykdyti savo pareigas šitoje komisijoje. Tai artimiausiu metu jums parašysiu į paštus. O dar Deimantė kažką pasakys, turi pasiūlymą? Aš norėčiau pirmininkaujančios paprašyti, jeigu darytumėm balandžio pradžioje, kad būtų nuotolinis, nes esame su šeima jau susiplanavę atostogas, tai atvykti neturėsiu galimybės. Supratau. Tai matysime, kokio svarbumo yra mūsų temos. Jūs turite objektyvę nedalyvavimo priežastį, jeigu rinksimės salėje, bet galbūt tai padarysime ir nuotolinį, pasitarsim visi komisijai. Tai ačiū už dalyvavimą, iki pasimatymo sekantį kartą, o kas turėsite informacijos, būtinai pasidalinkim ir galbūt susirinksime anksčiau. Ačiū visiems šiandien. Ačiū jums visą. Ačiū jums visam. Visą.